Labadiena visiems, mano vardas yra Inga, esu įmonės Prototechnika užduočių valdymo sistemos vadovė. Ir jūs stebite seminarą Užrašų lapeliams nebeliko vietos. Na, pradėkime nuo to, kad nesvarbu, kokio dydžio ar kokios verslo srities įmonėje dirbame, kiekvieno mūsų darbo diena prasideda ir baigėsi užduotimis. Todėl kiekvienas mūsų kažkokiu būdu planuoja tą savo darbą ir tam naudoja skirtingus metodus bei priemones. Vieni galbūt tą daro galvoje, kiti užrašų knygutėje, treti Excel'yje ar Outlook programoje, nesvarbu. Iš tikrųjų natūralu, kad viena dalis tą daro labai efektyviai, o kita dalis, dažniausiai didžioji, nelabai. Taigi, kas nutinka, jei sėkmingam užduočių valdymui nebeužtenka naudojimo klasikinių priemonių funkcionalumo, o iš prigimties nesame stiprus planuotojai? Na, tai visų pirma yra milžiniška problema, ypač tada, kai kasdien užduočių gauname vis daugiau ir jos atkeliauja visais įmanomais kanalais, įskaitant paštą, Viber, Skype, WhatsApp programėlės, SMS ar tiesiog užduotis pasakomos yra žodžiu. Todėl nenuostabu, kad nuo 5 iki 50% visų priskirtų užduočių tiesiog pasimeta tarp skirtingų laiškų, žinučių ir todėl lieka neatliktos. Būtent dėl chaotiškai gaunamų ir sandėliuojamų užduočių, mirguliuojančių priminimų pašte ar ant monitoriaus, bei tos nuolatinės tokios skubėjimo nuotaikos, jums kaip darbuotojui susiplanuoti dienos savaitės darbus, o tuo labiau atlikti juos laiku yra nebeįmanoma. Būna dažnai, kad išsiunčiamos užduotys be konkretaus vykdytojo, tai yra ar keliems adresatams, ar adresatų grupiai, todėl neišvengiama ginčių, kasgi turi atlikti tą užduotį ir aišku kaltų ieškojimo, kodėl jie neatlikta. Tam gaištamas laikas, prašant, laukiant patikslinimų. Taip pat būna, kad išsiunčiamos užduotys be konkretaus atlikimo termino, o kaip taisyklė, užduotys be darbų atlikimo datos taip ir lieka neatliktos ar atliktos pavėluotai. Na ir aišku, su konkrečia užduotimi susijusi informacija dažnai būna įsibarsčiusi tarp skirtingų laiškų, ilgų susirašinėjimų, užrašų lapelių ar ten Excel eilučių. Todėl jos paieška ir prireikus perdavimas kolegai tolimesniam vykdymui tampa labai ilgas ir painus procesas. Ir jeigu esate vadovas, šiame tokiame chaotiškame užduočių valdyme pamatyti aiškų vaizdą apie tai, kiek kam bei kokių užduočių buvo priskirta, kiek jų vėluojama atlikti ar kiek atlikta laiku yra praktiškai neįmanoma. O darbuotojų darbo kokybė dažnai vertinama pagal nuojautą. Na ir jeigu užduotys gaunamos ir valdomos Outlook'e, visa užduočių atlikimo istorija ir lieka jame, tai yra darbuotojo elektroninėme pašte, todėl jam išėjus iš darbo naujam atsakingam asmeniui surasti tą reikiamą informaciją ir užtikrinti tam žmogui tokį sklandų, nepertraukiamą darbų tęstinumą yra sudėtinga ir taip pat laikui labai imlu. Na ir jeigu norime atlikti kuo daugiau, su kuo mažiau pastangų, specializuoti užduočių valdymo sprendimai verslui yra gyvybiškai svarbus. Ir šiam tikslui Prototechnika ir sukūrė Taskmate, tai yra draugiška užduočių valdymo sistema verslui. Būtent tam verslui, kuriam Outlook jau yra gerokai per mažai, o įsidiegti CRM sprendimą dar anksti ar per daug vargo. Na, pripažinkim, kad tos sudėtingos, dažniausiai brangios CRM sistemos, kuri apima užduočių valdymą, įgyvendinimas bet kuriai organizacijai yra tikrai didelis iššūkis, todėl dažnai dėl per didelių tų visų atnešamų pokyčių kiekvienam darbuotojui ar bendrai visai įmoniai, trečdalis visų šitų CRM projektų žlunga, apie pusę visų atvejų visai atsisako sistemų diegimo. Taigi, koks yra išskirtinumas mūsų sprendimo, tai jis išsiskiria tuo neįtikėtinu naudojimo paprastumu ir intuityvumu. Čia nėra jokių perteklinių funkcijų ir jų sukeltų triukšmų, yra tik 2 langai pagrindiniai, vos keli žingsniai, keli mygtukai ir jūs žiūrėkit, jau užduotis yra įvesta. Sugrupuota, perduota, patvirtinta, komentaras įvestas, darbas įvertintas, gauta ataskaita. Lygiai taip pat ši sistema yra vienintelė taip idealiai pritaikyta komandinio darbui, nes čia yra užduoties stebėtojo rolė ir akimirką trunkantis užduoties perdavimas kolegai tolimesniam vykdymui. Tai leidžia sutaupyti tikrai pakankamai daug laiko ir atlikti tai su kuo mažiau pastangų. Negana to, kad sistemos nuoma yra už 5 vartotojus vos 20 eurų per mėnesį, dabar ypatingas pasiūlymas tai, kad jūs galite net 2 mėnesius naudotis pilnu sistemos funkcionalumu visiškai nemokamai, be jokių sutarčių ir aišku, be jokių įsipareigojimų.
Na ir trumpai prieš pademonstruojant sprendimą iš arti dar priminsiu, ar kai ką papildysiu, kad su Taskmate jūs galėsite viename lange matyti visas užduotis su atlikimo terminais, vykdytojais, aprašymais, visa dokumentacija ir taip bus užtikrintas 100% užduočių matomumas, greitas darbų startas ir nulis pasimetusių užduočių. Taip pat čia galėsite sėkmingai planuoti dienos ar savaitės darbus, nes jūs matysite visas užduotis, galėsite jas rūšiuoti, filtruotis pagal datą, pagal būseną ir tai padidinsite maksimaliai užduočių atlikimą laiku. Taip pat galėsite greitai ir patogiai bendrauti, dalintis darbais su kolegomis atskirų užduočių temomis ir vos tai atlikti vos kelių mygtukų paspaudimu ir kasdien sutaupyti minimum 10% savo darbo laiko. Taip pat Taskmate sistemoje išsaugomos visos užduotys ir jų vykdymo istorija. Todėl prireikus ją lengvai rasti dabar ir ateityje. Todėl tikrai užtikrinsite greitą naujo darbuotojo adaptaciją ir nepertraukiamą darbų tęstinumą. Toliau, kaip vadovas, jūs galėsite stebėti ir kontroliuoti, valdyti kiekvieną deleguotos užduoties vykdymo žingsnį. Taip pat kaskart 5 žvaigždučių sistemoje galėsite vertinti užduočių atlikimo kokybę ir vos kelių mygtukų paspaudimų gausite ataskaitas objektyviam darbuotojų veiklos įvertinimui. Na ir kaip žadėjau, trumpam susipažinkime su Taskmate užduočių valdymo sprendimu. Taigi, jeigu iki šiol didžiausia problema jūsų darbuotojams buvo nepasiklysti tarp gautų darbų, nepamesti užduočių ir nepamiršti jas atlikti laiku, su Taskmate viskas, ko jums reikia, kaip kad vienas mūsų klientų pasakęs yra, tai yra prisijungti prie sistemos. O jau tada visų užduočių matomumas yra viename lange 100%. Tai užtikrinamas greitas darbų startas, kada nereikia ieškoti, kągi man atlikti šiandien. Viskas yra vienoje vietoje ir laiku. Toliau, kaip jau anksčiau esu minėjusi, visos užduotys, kurios yra deleguojamos be konkretaus vykdytojo ar termino, dažniausiai ir lieka neatliktos ar atliktos pavėluotai. Taip dažnai pasitaiko, kai jos skiriamos žodžiu prabėgom ar siunčiamos paskubomis elektroniniu paštu, todėl su Taskmate eliminuosime šiuos atvejus, nes pagrindinė užduočių informacija suvedama yra užduoties kūrimo metu. Tai yra vykdytojas terminas, užduoties aprašymas, papildomai prikabinama informacija, prie užduoties prisegami failai. Jeigu reikia, galime pasirinkti netgi atlikimo terminą valandų, minučių tikslumu. Prireikus numatome prioritetą, užduoties tipą, jeigu reikia, priskiriame ir partnerį, objektą ar kitą požymį prie pačios užduoties. Dar vienas Taskmate išskirtinumas prieš Outlook arba privalumas, tai kad nesvarbu, ar prie jos dirba vienas ar keli vykdytojai, nesvarbu, kada mes ją norime peržiūrėti, ar po savaitės, ar po 2 metų, visa su užduotimi susijusi informacija, prašymai, failai, komentarai, visa tai yra išsaugomi prie užduoties ir jie yra pasiekiami akimirksniu. Lygiai taip pat akimirksniu visa ši informacija yra perduodama kitam vykdytojui, jeigu to reikalauja būtent užduoties vykdymo procesas. Kaip kad ką tik matėte, vos keli mygtukų paspaudimai. Taip pat šalia visos kaupiamos informacijos saugomos ir kiekvienos užduoties atlikimo įvertinimas 5 žvaigždučių sistemoje, kurį darbuotojas gauna kas kart atlikęs užduotį, vėliau surinkti balai keliauja tiesiai į ataskaitą, kurią dabar ir parodysiu. Taigi, pereikime prie tos ataskaitos skilties, kuri yra vertingiausia vadovams, norintiems akimirksniu pamatyti aišku vaizdą apie tai, kiek kam bei kokių užduočių buvo priskirta, kiek iš jų atlikta laiku ir kaip kokybiškai. Užduočių vykdymo analizė leidžia analizuoti užduotis pagal atlikimo būsenas, arba visos įmonės bendrai, arba kiekvieno darbuotojo atskirai pasirinkus atitinkamą laikotarpį. Taip pat netrukus parodysiu ir skritulinę diagramą apačioje. Joje mes matome atliktų užduočių įvertinimus 5 žvaigždučių sistemoje. Kuo daugiau žvaigždžių, tuo yra geriau. Kiekvienas sistemos vartotojas matys savo užduočių įvertinimus, o vadovas turės galimybę pasirinkti arba kiekvieną darbuotoją atskirai, arba peržiūrėti bendrai visos įmonės darbuotojų darbo kokybės temperatūrą. Na ir trumpai, galbūt šiandien tiek. Tikiuosi užteko laiko ir pateiktos informacijos, kad galėtumėt bent jau įsivaizduoti, ar šis sprendimas galėtų išspręsti užduočių valdymo problemas jūsų versle ir atnešti daugiau aiškumo tam,
ką darote ir matomumo, ką ir kaip daro kiti. O jeigu norite papildomos informacijos, papildomos konsultacijos ar tiesiog išbandyti ir naudotis TaskMate visiškai nemokamai 2 mėnesius, drąsiai kreipkitės į mus elektroniniu paštu info@prototechnika.lt. Dėkoju Jums už skirtą laiką ir iki pasimatymo.